Mus remia Ovoko. Švaros broliai. Davai. Viskas, važiuojam? Važiuojam. Dar viena. Emilija, pernai tau puikiai sekėsi Dakare. Tikrai geriau negu, manau, daugelis tikėjosi. Negu jūs tikėjotės irgi. Negu ir mes tikėjomės ir manau, kad aš tai sakyčiau, nežinau, gal per drąsu, bet netgi negu tu tikėjaisi. Tikrai ne. Bet šiandien, tu be uniformos. Kodėl? Kaip ir visi be uniformos kol kas. Kodėl Dėl to, kad nevažiuoja? neturiu biudžeto. Vienintelis atsakymas. Jei būčiau surinkus visą biudžetą, būčiau čia. Bet bagis yra, viskas yra, ar ne? Bagis yra, bagis šiuo metu yra pardavinėjimas, nes norim atsinaujinti. Jeigu ir būtumėm važiavę, jeigu nebūtų pavykę parduoti bagio, būtumėm važiavę su senu. Jei būtų pavykę, būtumėm važiavę su nauju. Prisiminkim pernai metus. Kaip tau sekėsi su Arūnu? Kaip jisai kaip navigatorius? Praeitais metais sekėsi, manau, kad labai gerai. Prieš tai turėjom daugybę kitų varžybų. Tai va, kaip jūs sakot, kad nesitikėjot iš manęs rezultato, aš tai labai tikėjausi, nes mes tikrai labai daug treniravomės. Tam ir atsidarėm savo Gidagar Dubai bazę Dubajuje, kurioje nuolatos treniruojamės. Ir tam turėjom daugybę startų, kad mes suprastumėm, ko mums labiau reikia, kur mes pykstamės, kur mes nesipykstam, kur galbūt aš galėčiau pasitempti, kur jisai galėtų pasitempti. Tai pačioj pradžiai tikrai turėjom labai daug visokiausių nesutapimų, nesutarimų. Jam turbūt ir pačiam buvo sudėtinga iš motociklo persėsti šalia. Bet ilgainiui mes tikrai labai gerai susidirbom ir manau, kad Dakare mes neturėjom apskritai jokių kažkokių problemų didelių. Nesipykot? Pykomės, tai mes visada pykstamės, kaip ir visi pykstasi žmonės, tai čia turbūt klausimas būtų ir jums, ar jūs pykstate su savo žmona. Nu, turbūt pykstatės, kaip ir pykstate su operatorium, kaip ir su bet kuo, su kuo pabūnat kartu ilgesnį laiką ir dabar įsivaizduokit, kad visos emocijos kart 10, nes tu važiuoji varžybose, dėl kurių labai ilgai stengiaisi, dėl kurių rinkai biudžetą, dėl kurių tu laiky kažkokį spaudimą ir taip toliau, tai normalu, kad visą laiką tų pykčių kažkokių emocijų bus, bet kas turbūt mus visą laiką gelbsti, tai kad pasiekus finišą mes nieko niekada neatsimenom, išlipam iš mašinos ir viskas baigta. Ta diena yra diena ir jinai praėjo, mes esam pasiruošę kitai dienai. Kada tu sužinojai, kad Arūnas galbūt turės kitą planą? Vasaros pabaigoje ir pradžioje, dabar neprisimenu, tai iš karto mes su Arūnu apsikalbėjom, nes Arūnas įsisuko į mane, o tai su kuo tu važiuosi, tai ne problemos, kaip surasim, su kuo važiuosi. Tai bet kokiu atveju mes turėjom 3 variantus, su kuriais mes planavom važiuoti. Tiksliau, aš planavau važiuoti. Tai iš tos pusės viskas yra gerai, tikrai nebuvo kažkokių tokių, gal tu nevažiuok su motociklu, gal važiuok su manim, tai tikrai ne. Labai džiaugiausi dėl Arūno, nes tai turbūt yra didžiulis įvertinimas ir tai yra pirmasis motociklininkas, kuris sulaukė gamyklinės komandos kvietimo prisijungti. Ir tai apskritai turbūt tokia istorinė komanda, kuri turi dar tik 3 motociklus, tik 6 mėnesius gyvuoja kaip komanda ir Arūnas gali pasidalinti ne tik savo patirtimi trasoje, bet ir savo apskritai sukaupta patirtimi per 30 metų lenktyniavimo. Jo, nuo vasaros jūs dirbot, kaip Arūnas sako, ties 2 planais, teisingai, bet gaila, bet tavo planas neįsigyvendino. Kada sužinojai, kad viskas tikrai nevažiuoja? Kai turbūt iki nežinau, kai reikėjo mokėti startinius, buvo likusios 2 savaitės, tada man paskambino vienas partneris, pasakė, kad jie ne, tada paskambino antras partneris ir pasakė, kad jie irgi ne, nors vasarą mes turėjom visus taip atsakymus, tai buvo tikrai liūdna, bet žinau, kad Dakare vis tiek aš būsiu vienokiu ar kitokiu būdu, tai man yra svarbu ir žinau, kad mano pasirašymas ties tuo nesibaigė, aš vis tiek visą laiką treniruojuosi, aš toliau dalyvauju varžybose, tai niekas per daug nepasikeitė. Jo, tu praktiškai visus metus važiuoji su bagiu po dykumas. Taip. Tai tavo forma yra tikrai gera. Mano forma šiuo metu, aš manau, kad tikrai yra nuoširdžiai gera, dėl to, kad aš net Arūnui sakau, aš nesuprantu, kam aš tiek daug važiuoju, bet vis gaunasi. Tai aš paskui motociklininkus važiuoju. Paskui motociklininkus važiuoti yra ką veikti, nes motociklai kopose, ypač tose darbinėse vietose, jie gerokai greičiau važiuoja. Tada supranti, kad tu jau gali pasilaikyti ir tu supranti, kad tavo tas lygis galbūt auga, bet negalėsi startuoti. Bet aš startau Dubai Baha varžybose ir mes su stokiniu bagiuku sugebėjom laikytis su tais naujais bagiais, kurie yra galingesni, kurie turi geresnės pakabas, amortizatorius ir taip toliau. Tai supranti, kad teisingai ten yra sakoma, kuo daugiau treniruočių ir tuo geresnis rezultatas. Tai veikia, patikrinta. Dabar esi bivakė, bet esi ne kaip dalyvis. Truputį
jauti kažkokią širdgėlą? Ar tiesiog perjungiai save, kad darai kitas funkcijas ir tiek? Širdgėlą, manau, jausiu tada, kada matysiu tos pirmus startus. Prieš tai širdgėlą buvo tada, kada pasakė mano partneriai, kad negali dalyvauti Dakare, bet jau seniai visą tą dalyką praėjau. Aišku, labai išgelbėjo ir Dubai Baha varžybos, nes turėjau progą vėl pasėdėti, išsikrauti ir nežinau, dabar gerai jaučiuosi, faina sutikti visus žmonės, kuriuos mes čia pažįstam, visas komandas ir taip toliau. Nejaučiu kažkokio nei čia pavydo, nei čia kažko, plus matau, kad šiais metais tikrai yra labai sudėtinga su finansais, ne tik man, bet ir kitiems dalyviams ir merginoms. Tai aš suprantu, kad dabar yra taip, reiškia, taip turi būti. Negalvoji apie tik moterišką ekipažą? Kai dėlioja tą kitą planą, kad galbūt Arūnas nevažiuos su tavim? Šiai dienai nematau moters, į kurią aš galėčiau kreiptis dėl šturmanavimo. Aš kalbu Lietuvoje. Tai, kaip suprantam, nėra nei vienos moters, kuri turėtų kažkokios patirties rally raid varžybose, kuri galėtų naviguoti. Tai tikrai nebuvo tokio plano, bet ne dėl to, kad aš nenorėčiau su moterim važiuoti. Aš visai gal norėčiau, bet iš kitos pusės vėlgi mes kaip ir turėjom tos variantus. Labiau buvome linkę į tuos žmonės, kurie yra labiau mechaniniai pusiai, nes aš su mechaninė pusė neturiu nieko bendro, lygiai taip pat ir per praeitą Dakarą aš nieko nedariau, Arūnas irgi nieko nedarė, nes jis lygiai taip pat neturėjo jokio mechaninio supratimo, tai mūsų pagrindinis tikslas buvo važiuoti švelniai ir nieko nesugadinti, nes sakė Arūnas, jeigu sugadinsi, tai ir stovėsim. Supratai? Supratau, viskas, važiuojam ramiai, gražiai, rezultatas jau buvo sugadintas nuo pirmos dienos, tai nusiraminau. Ir viskas, važiavam gražiai, tolygiai ir švelniai. Emilija, bet pasakyk Lietuvos gerbėjam, tugi nenuleidai rankų dėl kito Dakaro, teisingai? Ai, ne, tai mes jau dabar realiai, dėl šio Dakaro vėlgi mes turėjom tokį skambutį iš Dubajaus įmonės, su kuriais dabar derinam dėl 2026 metų Dakaro, tai kadangi jie rebrandinosi savo vardą, tai mes nesuspėjom iš šiuos metus. Tai dar buvo šiek tiek tokia viltis, tai tikrai nenuleidžiu rankų, ne veltui mes turim mūsų mokyklą, ne veltui aš treniruojas ir ne veltui visas mano gyvenimas sukasi apie tai. Kokios tavo funkcijos šitam Dakare? Tai va dabar Žilvinas neseniai manęs klausė, kokios mano funkcijos. Tai sureguliuoti savo mediją komandą, kuri yra Lietuvoje ir čia, kad mūsų komandos gerbėjai matytų mūsų vaizdus, ką mes čia veikiam. Tai yra, ką veikia Arūnas, Modestas ir Gediminas. Kitas dalykas, tai išrinkti, kur skaniai pavalgyti, kokį geresnį viešbutį, kad ir man būtų fainai, ir jiems būtų fainai. Tai jie manim ties to pasitikė, nes žino, kad man tai yra svarbu. Bet vėlgi turim visi kemperius, tai vaikinai tikrai gerai gyvens, jokių problemų ties to nekils, bet Dakaro metu kyla tam tikrų klausimų, su kuriais man nėra problemų susitvarkyti, tai ant manęs viskas ir palikta. Kaip ilgai tu per metus būni Lietuvoje? Tai dabar aš buvau Lietuvoje visą vasarą, tada rugsėjo 10 berods išskridom iš Lietuvos, dabar buvau grįžus į Lietuvą 3 dienom pasitikrinti sveikatą, pasitikrinau, kad viskas ok ir vėl išvažiavau į Dubajų. Tai planas yra nuo rugsėjo galo iki gegužės pabaigos būti Dubajų. Kur tavo namai? Šiuo metu Dubajų. Jauties ten sava? Taip. Patinka? Patinka, labai patinka. Saugumą, švara ir aišku galimybė, kada nori, tada ir važiuoji, kur tik tai nori. Ačiū. Ačiū. Mus remia Ovoko. Švaros broliai.